Gerai, gerai. Taigi, laba diena, sveiki mūsų mėly Facebook'o ir kitų platformų draugai. Tai šiandien, kaip ir žadėjau, kaip ir reklamavau, svečiuose turime Silviją Tipenzinaitę, mano puikia, ištikimą karžygį komandos narę, kuri žingsnis į žingsnį su manim kartu darbuojas mūsų kompanijoje. Tai šiandien turėsime live transliaciją ne tik apie mano istoriją, bet išgirsim ir apie Silvijos istoriją, apie tai, kaip jinai susikūrė savo darbo vietą namuose, kaip jinai savo darbo vietą kažkaip netikėtai perkelė į jūros vidurį, viską norėsim išgirsti, po kaulelį išsinarstyti. Tai Silvija, labas tau, kaip tu gyveni, kaip tavo nuotaika šiandien? Labukas visiems, kas žiūrit ir kas žiūrėsit dar šitą live transliaciją. Tai šiaip iš tikrųjų taip visą laiką su visada geros nuotaikos, niekada nesiskundžiu, visada viskas yra gerai, svarbiausia būti nuotaikingai, o tada, kad ir kokios blogos dienos, jos vis tiek virsta labai gerom. Tai šiandien yra neeilinė, tokia pati eilinė diena, gera, puikiai ir dar saulė šviečia, tai iš viso labai gerai. Jo, saulė ir pas mane šviečia, mat spinduliukais biškelį šildaus. Nu tai ką, ilgai mes čia neblevizgokiam, nes mes mėgstam abidvi pablevizgoti, jau galim vieną kitą pertraukinėti. Tai trumpai apie tave. Kas buvai prieš visą šitą užsiėmimą, kas tu čia tokia esi? Ką apie save gali papasakoti? Aš apie save labai daug galiu kalbėti, reikia dabar labai trumpai, nes jeigu pradėsiu daug kalbėti, tai čia iki vakaro galėsim kalbėti, bet šiaip esu Silvija Tipenzinaitė ir dirbu su tinkliniu marketingu, dirbu jau 1,5 metų, o kaip esu su šitą kompaniją, tai jau 2,5 metų, kažkur gal nedaugiau jau. Pradėjau šitą veiklą būdama mama, kaip ir daugelis, su tom pačiom rutinom, su tom pačiom namų tvarkymais, maisto gaminimais, serialų žiūrėjimais, laiko švaistimais ir visų kuo. Tai kadangi, kai esi mama, vis tiek pritrūksta tos energijos, pritrūksta kažko naujoviškesnio, atsibosta ta pati rutina, tai aš iš tikrųjų, pamačiusi merginos skelbimą Facebook'e, nusprendžiau prisijungti prie šitos kompanijos. Iš tikrųjų tai ne dėl darbo. Iš tikrųjų nenorėjau duoti konsultantui uždirbti pinigų ir norėjau sutaupyti ir įsigyti produktų dėl savęs. Bet kadangi aš esu žmogus, kuris negali niekaip, aš esu pavydelnikė, su baltu pavydu, aišku, ne juodu. Ir kai kažkas pasidalino čiate, kad pardavė šampūną su kondicionieriu ir uždirbo pinigus, viskas, tada aš irgi noriu, ir tada mano kelias čia ir prasidėjo. Tada aš nusprendžiau, kad aš irgi galiu užsidirbti, jeigu kažkas gali, tai ir aš galiu, nieko nesu kitokia. Ir tada mano kelias čia ir prasidėjo. Prasidėjo visos baimių nugalimėjimai, nes baimių pas mane labai daug apie aplinkinių nuomonės, apie visi nesąmonės, aferos ir dar juolab, kad aš pati skeptikė šitoj vietoj buvau, tai buvo dar sunkiau, nes aš irgi galvojau, kad čia nesąmonės ir niekas neuždirba, bet kažkokia mergina sugalvojo pasidalinti, kaip pardavė šampūną su kondicionieriu, gerai, pabandysiu ir aš. Tai ir prasidėjo mano kelias šitoj kompanijoje. Super. Tai buvo tiesiog nieko neišskirtinė, ne mama, aš labai gerai atsimenu, kaip tu pirmą kartą atvarėjai pas mane irgi prekių pasiimti su tikriausiai 2 mėnesiai ar 3 mėnesiai Paulinai buvo. Jo, tai labai gerai atsimenu tą Juozą tos mažų žandukus ir niekada nepamiršiu iš tikrųjų, kokia tu buvai skeptikė. Man yra prieš akis atsistojęs vienas vaizdas. Mes nuvažiavam, nežinau, kelintas mūsų seminaras buvo, bet jisai vyko Kaune, vyko šitam viešbutį, kai dar tie mažesni mūsų būdavo seminarai, dabar tiksliai neatsimenu pavadinimo, bet atsimenu, Magnus, man rodos, Magnus, kas ten toksai, ir labai gerai atsimenu, aš nuo scenos, aš stoviu, ar aš kalbą sakiau, ar aš savo apdovanojimus atsiminėjau, aš neatsimenu, kas ten buvo, bet atsimenu, sėdi Silvija, ranka sunėrusi, koja sunėrusi, visą priešiškai nusistačiusi,
Nu ir galvoju, gerai, nu kaip čia man tave dabar atverti, ką man tau pasakyti, kad tu mane išgirstum. Tai žinokit, Silvija buvo tikrai labai skeptikė. Turim pirmąjį klausimą. Indrė klausė, Silvija, jėga, esi, iš kur tos energijos tiek pasikrauni? Jau šitą klausimą aš taip dažnai girdžiu, kad aš nežinau, kaip iš tikrųjų reikia atsakyti. Kažkas man sakė, jeigu aš neklystu, gal ir Agnė pati, kad užsidedu kaukę ir einu viso patenkinta. Tai šiaip iš tikrųjų tikrai aš kartais būnu tokia neenerginga, tokia pavargusi, bet turiu tą talentą, va čia mano talentas yra. Eini į ekraną su plačia šypsena, nes jeigu tu išeisi visa nepatenkinta, visa liūdna, tai kokias to emocijas perduosi kitiems ir aišku, su tokiu žmogumi dirbti ir tikėti tokiu žmogumi, nemanau, kad bus norinčių. Tai kadangi aš pati dabar jau nebesu skeptikė ir tikiu tuo, ką darau, myliu savo veiklą, tai kai einu apie tai kalbėti, energija tiesiog pati liejasi iš manęs ir man yra tiesiog labai lengva. Tai šiandien, pavyzdžiui, aš ryte esu anksti atsikėlusi, nes nuo nežinau, kelintos valandos, kokios 3 nakties skrandis skaudėjo ir aš vis tiek esu visa laiminga, patenkinta, nes dirbu tai, ką aš myliu. Aš nežinau, žmogus, kuris atranda savo mylimą veiklą, turbūt visi bus su energija. Nebus nei vieno žmogus, kuris neturės energijos. Taip, visiškai teisingai, čia kaip yra sakoma, ar ne, jeigu tu dirbsi tą, kad tu, ar ne, jeigu tu užsimsi savo mėgstamą veiklą, tu nejausi, kad tu dirbi. Tai iš tikrųjų pritariant tavęs labai matos, kad tu labai myli tai, ką tu darai, tu labai pasitikė, tu labai tikėtas, yra labai svarbu. Labas iš tikrųjų visiems, kurie prisijungėt pas mūsų, labas Erika, Indrė, Virginija, kita Indrė, Karolina, Elija, Daiva, Liveta, labai smagu, kad jūs žiūrit, komentuojat mus ir klausotės. Būtinai užduokit Silvijai sekančius klausimus, mes ją šiandien pakauliuką išnarstysim ir prašysim, kad jinai mums viską atsakytų. Tai kaip čia tą darbo vietą iš namų susikurti? Tai tu man pasakyk. Per kiek laiko atsitiko taip, kad tu supratai, kas atsitiko, kad tu va čia sugalvojai dirbti ir kodėl tu kaip normali mama negrįžai po motinystės atostogų į normalų samdomą darbą? Ką aš galiu pasakyti? Pirmas dalykas, tai aš uždirbau iš karto pinigus, man pasisekė. Aš galiu sakyti, kad yra dalelė sėkmės šitoj veikloj, arba čia buvo lemta, kad man pradžioj pasisektų, kad aš patikėčiau tą veiklą, nes pradžioj man sekėsi labai gerai. Kaip daugelis skundžiasi, kad pradžioj būna labai sunku, tai aš galiu tuo nesiskūsti, nes aš iš karto pradėjau pardavinėti prekes ir nuo pardavimų uždirbau visai neblogai po kelius šimtus eurų. Bet darbas šitas, pripažįstu, nėra lengvas. Tikrai ganėtinai sunku, jeigu tu nori pasiekti daugiau. Tai aš buvau ir viską metusi ir tikrai nėra naujiena, kad buvau metusi. Dėl to su šita kompanija su jau rudenį bus 3 metai, o dirbu tik tais rudenį bus 2 metai. Tai šiaip iš tikrųjų tą darbo vietą susikurti reikia daug mokintis. Tai tas supratimas, jeigu aš nebūčiau pradžioj uždirbusi nuo pardavimų būtent pinigų, aš būčiau čia negrįžus ir būčiau daugiau nebedirbus. Nes būtent tuo momentu, kai aš viską mečiau, aš gavau labai daug pasiūlymų iš kitų kompanijų, kurios naujos, tu čia būk pradininkas ir visi įsivaizduoja, kai tu esi pradininkas, tai tu čia būsi viršūnė ir uždirbsi daugiausiai. Bet iš tikrųjų darbas visur yra vienodas. Visiškai nesvarbu, ar tu pirmas, ar tu paskutinis, tu turėsi daryti vis tiek tą patį. Tavo darbo pobūdis nepasikeis. Ir tada aš labai gerai su savim pagalvojau, su savim pasišnekėjau, kaip sako, reikia kartais su protingu žmogum pašnekėti. Tai apsvarščiau visas galimybės, kad mane tenkina šitos kompanijos produktas, mane tenkina galimybės galų gale, aš uždirbau pinigus, tai man nėra tikslo keisti kompanijos ir eiti į naują. Jeigu aš noriu toliau tęsti šią veiklą, aš grįžtu į tą pačią. Tai mano sprendimas buvo sugrįžti ir aišku, sugrįžti su trenksmu ir tas trenksmas tikrai pasijautė ir komandos statyme ir supratime, kaip reikia dirbti. Aišku, dar nesu tas žmogus, kuris 100% ten jau kiaurai viską žino, bet tikrai eina suprasti, kur darai klaidas ir ką reikia ištaisyti, kad būtų geresnis rezultatas. Tai va tas toks prisipažinimas savo, kad tu nesi tobulas,
prisipažinimas savo, kad dirbti reikės bet kur, nesvarbu, kur tu dirbsi, tai va tada atneša ir tą rezultatą. Aišku, pastovumas, veiksmai ir intensyvumas, čia jau net nekalbu. Kai tu tai darai tiesiog iš oro, kaip aš darydavau anksčiau, biški dirbi, biški nedirbi, tai tu biški ir uždirbi. Bet kai tu darai tai pastoviai kiekvieną dieną ir galvoje sukasi tie krumpliaračiai, ką dar tau reikia padaryti, kad tavo rezultatas augtų, tai tada ateina ir tie rezultatai, nes tu ištisai ant veiksmo. Aišku, buvo bemiegių naktų, ne visai bemiegių, bet po kelias valandas tik tais, nes tu degiai noru ir tas noras yra iki pačiol dar neužgesęs. Tai jau 2 metus degu su šituo noru, 2 metus turiu rezultatą, kuriuo iš tikrųjų didžiuojuosi, beveik 2 metai. Tai ir aišku, visada su viltimi, kad turiu galimybę pasiekti daugiau, reikia tik atrasti naujų idėjų ir naujų veiksmų. Tai čia jau ką tu padarėjai, o tu dėl ko tai padarėjai? Dėl ko tu nusprendei namuose pasilikti? Aišku, dėl ko tai yra vaikai, bet kokiu atveju turbūt visos norim geresnio gyvenimo savo vaikams. Ne kiekvienas esame išleisti į gyvenimą labai labai prabangiai, su namais, su didžiuliam sąskaitom pinigų. Tai aš esu irgi vienas iš tų žmonių, kuris išėjau į gyvenimą su tiesiog keliais maišiukais drabužių ir daugiau nieko. Tai tiesiog nenoriu, kad mano vaikas gyventų lygiai taip pat, bent jau pradėtų gyvenimą, kad turėtų kažką savo gyvenime, kad ir tą patį verslą, nes vėlgi tinklinė rinkodara duoda galimybę sukurti verslą vaikui, tą, ką aš ir darau. Ir mano dukra jau yra 19% šitoj kompanijoje, irgi nemažas pasiekimas. Tai yra vaikai. Vienas iš pagrindinių dalykų, tai buvo būtent dėl jų. Tada, žinoma, pačioje pradžioje visada galvojau apie tai, kad noriu prisidėti prie šeimos biudžeto, vis dėlto vis tiek esu namuose, nieko neveikiu, žiūriu serialus, kurie man tikrai pinigų neduoda ir tie serialai tikrai nėra naudingi. Ir ne vieną kartą esu girdėjusi iš vyro pasakymą, kad sako, prisižiūri tų serialų ir galvoja apie rožinį gyvenimą. Tai taip ir buvo. Tai numečiau aš tos serialus, nusprendžiau pradėti dirbti, uždirbti tuos papildomus pinigus, prisidėti, pagelbėti truputėlį šeimos biudžete. Ir šiaip iš tikrųjų esu tas žmogus mėgstanti įrodyti savo tiesas. Tai kadangi aš pati buvau kažkada skeptikė ir supratau, kad čia yra normalus darbas ir normalus uždarbis, tai vienas iš tikslų irgi buvo įrodyti savo aplinkai, nes mano artimoji aplinka irgi yra priešiškai nusiteikę ir vienas didžiausias mano heiteris, mano vyras, buvo įrodyti jam, kad tai yra normalus darbas ir kad čia normaliai galima uždirbti. Tai vis dėlto man pavyko. Tikslas įvykdytas, varnelė uždėta, kaip sakė. Varnelė uždėta. Šaunuolė, labai labai gerai, super. Tai dabar tu papasakojai, ne, turi jau kažkokius tai rezultatus, kuriais didžiuojas, tai papasakok mums, ko jau pavyko pasiekti ir su tuo pasiekimu, kaip pavyko savo darbo vietą perkelti į jūros vidurį, kaip tu pasakojai. Jūros, vandenynų. Tai galimybė, aišku, dirbti iš bet kur yra labai labai smagi, kai tu turi tiesiog internetą ir telefoną, tai tada gali dirbti bet kur, nesvarbu, aš visada akcentuoju, kad tai darbas iš namų, bet iš tikrųjų net aš klystu, nes dirbti gali bet kur. Tai mano darbo iš namų vieta, iš namų būtent, nes pradžioje dirbau tik namuose ir niekur kitur, tik su socialiniais tinklais, gyvi kontaktai buvo, gyvi susitikimai buvo baimės ir dar yra šiek tiek diskomfortas tai darant, nes per mažai praktikos. Kaip aš sakau, jeigu tu nori būti, kaip čia dabar pasakyti, galvoju, toks žmogus, kad drąsiai eini daryti tą veiksmą, tu turi jį daryti daugybę kartų, kol tu prie to pripranti ir tai tampa įpročiu. Lygiai taip pat kaip live transliacijos, tai lygiai taip pat yra ir su gyvais kontaktais. Tai aišku, dirbau tik iš namų, socialiniai tinklai, pagrindė Facebookas, po to atsirado TikTokas, pagalba lyderių, vienos iš lyderių tavo pagalba, kuriant komandą, statant struktūras ir aišku, darant didesnius pardavimus, didesnės apyvartas ir aišku, tada atsiranda darbo vieta iš namų, nes pasiektas 22%.
Galimybė dirbti iš bet kur, kadangi gavau galimybę vykti į Vokietiją, pabūti truputėlį su vyru, pailsėti, patostogauti, aišku, tokios galimybės atsisakyti negalėjau, bet žinot, jeigu būčiau ta senoji, aš, kuri dar nedirbo su tinkliniu marketingu, būčiau pasakius, ne, aš tikrai nevažiuosiu bereikalingai pinigų nešvaistysiu. Tai žinokit, tinklinis marketingas biški daugiau praplečia akiratį. Ir tada nusprendžiau, kad vis dėlto yra galimybė ir jie reikia naudotis. Tai aš iš tikrųjų dabar priimu visas galimybės, apskritai visas, nei vienos nenumoju šoną. Jeigu yra galimybė kažką daryti, eini ir darai. Arba pavyks, arba nepavyks. Sužinosi tik pabandęs. Tai šitos atostogos dar vienas puikus įrodymas, kad galiu dirbti bet kur. Dirbau kelte, aišku, kadangi plaukimas 19 valandų, tikrai nėra kas veik, ką tu gulėsi visą dieną, ne, kur užsisakai interneto ir tu gali dirbti, tau reikia interneto. Tai aišku, kad palydovai manęs neprigautų, nusipirkau kelte interneto ir aš dirbau su socialiniais tinklais, aišku, live transliacijas daryti būtų labai sudėtinga, Facebook'e dariau, bet labai stipriai strigo, tai grįžtant jau nebedariau. Bet iš tikrųjų, tu gali kurti turinį, tu gali idėjų pasigalvoti, parodyti žmonėms, kad tu gali dirbti. Aš net pardavimus dariau vidury jūros, realiai pardaviau kvepalus, nes žmonės, aš buvau pasiekiama ir klientai mane galėjo kreiptis. Tai pardaviau ir ne vieną buteliuką ir sakau, užsidirbau ne tik ant interneto, už kurį susimokėjau, bet dar ir į pliusą išėjo. Tai galvoju, visai neblogai. Taip, visai neblogai. Tai kaip tos atostogas Vokietijoje, pailsėjai? Pailsėjau, neišsimiegojau, daug pakeliavom, neatsimenu, kada tiek ilgai esu mašinai važiavusi automobilyje, tai teko tikrai nemažai pakeliauti, pamatyti įvairių kultūrų, įvairių žmonių, įvairių apskritai charakterių, nes visokių žmonių sutikau irgi, pažiūrėti kitų žmonių pagamintų maistų, paragauti ir suprasti, kaip Lietuvoje skaniai valgyti yra iš tikrųjų. Ir kad Lietuvoje kainos nėra kosminės, žinokit, visiškai nėra. Tai tikrai buvo labai smagios atostogos, kurios tikrai norėčiau, kad truktų daug ilgiau, ne tik kelias dienas. Tai tikiuosi, kad kitą kartą pavyks ilgesniam laikui išvažiuoti ir išvykti su visais vaikais, nes šiuo metu buvau viena. Nice. Liuks, labai džiaugiuosi, kad tu pailsėjai, grįžai su naujom idėjom, grįžai su nauja energija. Tai dabar su ta energija, kokie yra sekantis tavo tikslai ir ką tu šitoj kompanijai pasieksi ir nuskinsi? Tikslas padaryti ne iš savęs labiau, gal išlipti iš tos diskomforto į gyvus kontaktus. Tai išmokti daugiau kalbėtis gyvai, ne tik per ekraną. Per ekraną aš sakau visi mes mandrus, aš irgi jau mandra, nes išmokau, bet gyvas kontaktas yra tas, kai, tu žiūri akis į akį ir, tu tikrai ne taip drąsiai kalbi kaip į ekraną. Tai šito labai noriu, todėl paskutiniu metu kalbu daugiau apie gyvus kontaktus ir vakar turėjau galimybę dalyvauti ir mugėje pakalbėti. Aišku, prieš pradedant kalbėti toks jauduliukas per visą kūną praeina ir galvoju, ką čia pradėti, kaip čia paklausti, ką čia pasakyti. Tai būna dar to diskomforto, tai pirmas dalykas, tai noriu pasiekti, kad tokio diskomforto daugiau nebejausčiau ir eidama tiesiogiai prie žmogaus, aš galėčiau drąsiai kalbėti, taip kaip live transliacijose. Pajungiai ir tu kalbi. Tai kaip kokį, nežinau, įrašą, kad pajungė savo ramiai klausaisi, tai aš lygiai taip pat noriu ten nuėjus ir ramiai savo kalbėti. Aišku, kitas tikslas svarbesnis yra tai auksinio vadybininko kvalifikacija. Aišku, čia neturėtų būti tikslas, bet tai yra žingsnis link didesnio tikslo, tai finansinės laisvės, didesnių galimybių, daug ko norisi, visą laiką tu nori labai daug. Bet kai tu užsibrėži tuos didelius tikslus, iki jų keliauti būna labai sunku ir dažnai žmonės praranda motivacijas. Tai aš užsibrėžiu mažesnius tikslus, keliauju mažai žingsneliais, po truputuką, o tada jau galėsim pagalvoti apie didesnį tikslą, kai būsiu arčiau jo. Tai dabar pradžiai tvarkymas su savim, išmokti bendrauti daugiau gal su pačia komanda, būti stipresnė lyderė negu esu dabar, nors esu šiaip nebloga, sakyčiau, jeigu per daug savęs nepagirsiu, bet dar yra kur patobulėti, tai pirmas tai darbas su savim, o po to jau kiti tikslai. Tai važiuosime į Palmės atostogų šiemet?
Čia toks, žinai, nemokamų. klausimas tiesiai į paširdžius truputėlį. Tai šiaip iš tikrųjų aš esu užsibrėžus šitą tikslą ne kad keliauti, o kad pasimti kelialapį ir būti kaip pavyzdžiui, kad gali keliauti visi ir nesvarbu, ar tu čia dabar prisiregistravai, ar tu vėliau, nes realiai aš turėjau galimybę net ir pernai tai padaryti. Ir aš tada galvojau, numojau rankas, nieko nebedariau, žinojau, kad vaiko krikštynos man nebetitinka data ir aš nesistengiu, bet aš būčiau buvus puikus pavyzdys, kad tu gali tai padaryti. Tai šiais metais užsibrėžiau, kad pasiekti bent jau kelialapį, o ar vyksiu ar ne, dar dėl šito nesuplanavau, tai pažiūrėsim paskui. Dabar žiūrėk, aš tave pačią pagalvoju, sakėjai, galimybė kiekviena, kuri yra duodama. Tai mes važiuosim kartu atostogauti šiemet nemokamai po kompanijos palmėm, bet kokiu atveju. Tai nežinau, dar turim vieną klausimą, Indrė tavęs klausė, ką palinkėtumėjai savo komandai? Oi, geras, labai geras klausimas. Indrė yra tas žmogus, su kuriuo jaučiu galėtumėm kalbėti apvalę parą ir jaučiu vis tiek rastumėm ką kalbėti. Bet šiaip iš tikrųjų aš esu tiesioginė to žodžio prasme darboholikė, aš esu labai didelio tempo žmogus ir norėčiau palinkėti savo komandai suprasti, kad reikia kartais judėti vėžlio greičiu, bet kartais reikia ir pagauti sprintą ir juo keliauti biškelį greičiau, jeigu nori didesnio rezultato. Vėlgi pastovumas ir veiksmai tai yra neišvengiamas dalykas. Neišvengiamas. Intensyvumo gali nebūti kiekvieną kartą, nes mes ne kiekvienas patempiam labai daug, kiekvienas esam skirtingi, bet veiksmai ir pastovumas tai yra svarbiausias dalykas dėl rezultato. Kitas dalykas yra labai daug žmonių, kurie bijo klausti, bijo patrukdyti, bijo dar ten, turi kažkokių dvejonių ir bijo tavęs klausti. Tai nebijoti. Svarbiausias dalykas yra klausti, mes nei vienas nesame ekstrasensai, mes nežinom, ar jums reikia kažkokio tai atsakymo. Pagalvojus dabar, jeigu visi 800, beveik 800 žmonių man kiekvieną dieną rašytų, aišku, jaučiu fiziškai neturėčiau tiek jėgų visiems atsakyti, bet jeigu ten į savaitę po keli žmonės parašo, tai yra logiška, kad aš esu tam, kad atsakyčiau į tuos klausimus. Tai nebijoti klausti, nebijoti prašyti pagalbos, nebijoti sakyti ir aišku, eiti drąsiai link savo tikslų, lipti iš savo komforto dėžutės, kuri man labai patinka šitas pasakymas iš vieno mokymo. Ir žinoma, negrįžti į tą dėžutę atgal, o eiti į priekį, kad ir kokių duobių ten labai didelių bus. Atsimenu, aš irgi tos mokymus apie tą dėžutę, man irgi jie yra labai. Man jie labai strigo ir aš esu 100% įsitikinusi, kad visada už tos dėžutės yra šviesa, mes esam dėžutėj, tai tamsa realiai ir tu gyveni toj pačioj tamsoje, jeigu tu nori šviesos, tu turi iš jos išlipti, bet tam, kad tu iš jos išliptum, tu turi pakelti šikną. Tai tam, kad tu pakeltum šikną, tu turi tai nuspręsti. Tai ir prasideda visi tada sunkumai, tingiu, nepaslenku, bijau, abejoju, dvejoju ir tada nėra rezultatų. Taip, ta proga, kadangi tas mokymus, kurie abi labai gerai prisimenam, abi buvo seminare, tai tą progą primenu, kad balandžio 27 dieną vyksta mūsų sekantis seminaras, vyks Karpinėje, bus labai nerealiai, bus labai smagu, turėsime labai fainą lektorių svečiuose, tai yra Vidas Leščinskas, tai mes labai kviečiam vien dėl jo pasiklausyti, aš žiauriai laukiu pati jo, kol papasakos mums visas temas, ką jisai nori pasakyti, taip pat šnekės Justina Jundaitė, Viktorija Pacienė, Birutė Kurmienė mūsų, aš šnekėsiu, tai visa diena super duper informacijos mokymų. Įsivaizduokit, tas mokymas, nežinau, prieš kiek laiko tas seminaras buvo, o mes su Silvija jį vis dar prisimenom. Po tiek laiko, mūsų ir metai laiko jau yra tikrai praėję. Tai tikrai. Metai tai tikrai. Tai tikrai seminaras yra labai būtina sudalyvauti, nes mes gauname beprotiškai daug informacijos, daug atsakymų, daug motyvacijos ir seminarai mums padeda siekti savo aukštesnių tikslų. Tai jeigu jums reikia daugiau informacijos apie seminarą, tai jo kaina yra tik 5 eurai. Parašykite arba Silvijai, arba man, gali dalyvauti ir neregistruoti komandos nariai, tai tiesiog galite atvykti, pasikrauti labai geros energijos, skaniai pavalgyti, praleisti laiką tarp motyvuotų žmonių, tarp sėkmingų žmonių ir aišku tokiais pačiais ir tapti, nes mūsų toks ir yra tikslas. Kuo daugiau sėkmingų žmonių. Kaip sakai, Silvija? Pabaig sakyti.
Pabaig sakyti. Tai va, toks mūsų tikslas ir yra užauginti kuo daugiau stiprių, laimingų, sėkmingų žmonių šitoj kompanijai. Tai Silvija, užbaigimo žodis. Tarp kitko, mano kelionė į Vokietiją turėjo būti balandžio gale ir aš ją atkėliau į priekį tam, kad sudalyvauti šiame seminare, tai būtinai apie tai pasvarstykit. Seminaras tai yra ta vieta, kurioje jūs galite pamatyti galimybę, kuri gali pakeisti jūsų gyvenimą. Taip, kaip pakeitė mano, kaip pakeitė daugelio žmonių, kurie yra pasiekę nemažų rezultatų, uždirba papildomus pinigus ir, aišku, naudojasi šią galimybę ir toliau. Pabaigimui, tai drąsiai priimkite visas galimybės, nebijokite iššūkių, iššūkiai tai yra pamokos, tai yra, aišku, iš kurių mes mokinomės, mūsų klaidos visokios ir tada, aišku, visą tai išmokę mes galime pritaikyti ir gauti rezultatą. Tai nebijoti, daryti, geriausia formulė, kurią šiandien pasidalinau, tai yra veiksmai plus pastovumas plus intensyvumas lygų rezultatas ir sėkmė. Mes dabar dažnai girdim pasakymą, kad jums pasisekė, gali pasisekti ir tau, jeigu tu nuspręsi pradėti veikti taip, kaip mes nusprendėme kažkada. Tai va, ačiū visiems, kas klausėt, ačiū, kas dar rašysit, domėsitės, nebijokit, nedvejokit ir pradėkit veikti jau dabar. Aš jau užbaigiu ir užbaigiamasis žodis Agniai. Pasidalinom eteriu, tai iš tikrųjų man irgi norisi labai labai stipriai visiems padėkoti už klausimus, už pasisveikinimus, už tai, kad žiūrėjot, už tai, kad esate kartu. Silvija yra puikus pavyzdys, kad galima pasiekti labai labai gerų rezultatų, net ir būnant, kaip aš sakau, dabar kaip čia išsireikšti, kad neišgąsdinti visų piramidės apačioje, nors tai yra tikrai ne piramidė ir tai yra dalykas, su kuriuo maišo ar nedažniausiai tinklinė rinkodara ar ne su piramidė. Tai Silvija yra puikus pavyzdys, kad net ir vėliau užsiregistravęs gali pavaryti geriau, gali pasiekti gerų uždarbių, gerų rezultatų, gerus bonusus pasiimti, susikurti savo dalykus ir gyventi taip, kaip nori gyventi, pasiekti savo tikslus. Tai iš tikrųjų labai labai kviečiam visus į savo komandą, parašykit tai, kuri labiau patiko, arba Silvijai, arba man, pasišnekėsim, papasakosim apie tai, kaip mes dirbam, ką mes dirbam, ko galima pasiekti plačiau, ryškiau, kaip sakau, išsiaiškinsim viską iki pabaigos. Ir, aišku, padėsim tada, kada reikės padėti. Tai šiandienai tiek. Ačiū visiems, kas buvote ir iki sekančių kartų. Ate, ate.